Mes buvom 5-6 pagrindinius prioritetus išskyrę ir labai aiškiai juos ir dabar turėsime. Tai pradedant darbo vietų kūrimų, darželių problemos, trūkumo problemos išsprendimų, kiemų ir gyvenamųjų rajonų sutvarkymo ir neries atgaivinimo, viešojo transporto pagerinimo. Ir labai aiškiai nuo pat pradžių bus orientuojamas į tą pusę. Savaime suprantama, kad finansinis minų laukas, į kurį einame, yra labai rimta problema. Ir aišku, kad daug dėmesio reikės skirti tam, nes iššūkis yra didžiulis, elementariai biudžetas yra deficitinis, pasiskolinta net nėra šiais metais ir iššūkiai yra dideli, bet laviruojant per tą minų lauką tikrai nepamėsime krypties ir žiūrėsime į tų pažadų realizavimo pusę. Ką ruošiamės daryti, kad pradėtų miestas kapstytis iš duobės, tai yra atsakingas įmonių valdymas, nepriklausomos valdybos, aiškus tikslai, aiškus rodikliai ir be abejo elementariai skaičiavimas, kur įdėtas 1 euras duoda daugiausiai naudos, o kur galbūt visai neduoda. Tai šitos dalykus padarom normaliai, aš tikrai manau, kad galima pradėti lipti iš duobės, įgyti kreditorių pasitikėjimą ir galiausiai tikėtis, kad ir gyventojų pajamų mokesčio dalis Vilniui bus padidinta, nes tai būtų teisinga vilniečių atžvilgiu.